Ar žinojai, kad Lietuvoje yra mėsėdžių teisų organizacija, kovojanti su veganų ir žaliųjų propaganda? Tai kai kurios veganiškas arba aplinkosauginės ultra žaliasias vertybės išpažįstančios organizacijos, kurios viešumoje skleidžia bet kokią informaciją, tačiau jų niekas netikrina. Maža to, niekas nedrįsta jų kritikuoti. Laisvė rinktis teigia, kad jie pasisako už kritinį mąstymą, užsima faktų tikrinimu ir skleidžia objektyvią mokslų pagrįstą informaciją. Skamba nuostabiai. O veganų propagandos tikrai yra nemažai. Jau esu kalbėjęs apie teiginius, kad žmonės žolėdžiai ar kad mėsa vos ne už visas ligas atsakinga. Dar sakymas, kad gyvulininkystė labiausiai prisideda prie klimato kaitos ir panašiai. Keliaujam pažiūrėti, ar laisvė rinktis sekasi geriau. Turim 2 teiginius. Kad žmogus 2,5 milijono metų buvo mėsavalgis. Ir jau 85 000 metų vartoja taip pat ir augalinę mitybą. Ir abu jie yra neteisingi ir nutikę dėl sugedusio telefono, tyrimui keliaujant į žurnalistinius straipsnius ir vertimus. Originalo panašu neskaitė, nes iš pristatymo atrodo, kad žmogus visą laiką buvo mėsėdis ir tik nesenai pradėjo valgyti augalinį maistą. Tačiau pačiame tyrime ne tą teigia. Kaip pažymi, žmonės neabejotinai visada buvo visavalgiai. Tačiau sąvoka visavalgiai gali reikšti nemažai variacijų, nuo pagrinde augalinio maisto iki pagrinde mėsos. Dažnai žmonės apibūdinami kaip ypatingai lankstus, galintis greitai pristaikyti prie aplinkos sąlygų. Bet Izraelio tyrėjai sako, kad toks įvaizdis pagrinde nulemtas šiandieninių medžiotojų rankėtų tyrimų ir istorijoje situacija galėjo būti kitokia. Pavyzdžiui, vien dėl didesnio kiekio stambių sumedžiojimų gyvūnų. Ir jų nuomonė, žmonės nebuvo tokie paslankus istorijoje. Taip pat svarbiausias klausimas, kokią mitybą jie priskiria žmonėm. Įdomiausia lentelė. Pirma, kaip ir minėta, labai platus visavalgių gyvūnų spektras, kur augalai sudaro nuo 99 iki 1%. Šiame spektre išdėliojami žmonių protėviai. Ankstyvieji hominidai valgė pagrindę augalinį maistą. Tada paįvairino kaulų čiulpais ir smegenimis ir galiausiai daugiausiai mėsos suvalgantis Homo erectus, kur tai siekia iki 70% viso maisto. Ankstyvasis Homo sapiens jau mažiau, kol vėl augalai persverė ir neolito metu grįžo prie 20-30% mėsos racione. Tad neteisinga šį tyrimą interpretuoti kaip sakanti, jog žmonės milijonus metų buvo mėsėdžiai ir tik nesenai pradėjo augalinį maistą valgyti. Labiau, kad žmonės visada buvo visaėdžiai ir vienu metu protėvių mityboje mėsa sudarė 70% viso maisto, nors dažniausiai jos buvo mažiau nei pusė. O kalbant apie platesnį kontekstą, tai yra naujas tyrimas, pateikiant kol kas didžiausią mėsos suvartojimo procentą. Dar neaišku, kaip keiksiantis bendrą specialistų vertinimą šio klausimo. Žiūrim toliau. Kas įvyks, jeigu visa Amerika, Šiaurės Amerika, taps veganais? Kiek bus taupyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų? Ir štai kas išaiškėja. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažės viso labo 2,5%. Tačiau laukus reikės tręšti daugiau mineralinių trąšų, kurios, kaip žinia, yra pagamintos iš mūsų žemės iškasamų vertybių. Joms reikės daugiau transporto, viso tai todėl, kad nebus gyvulių mėšlo. Šiaurės amerikiečiai neturės galimybės natūraliai gauti vitaminų A, B12, prasidės ganėtinai smarki geležies ir omega rūgščių stoka. Taip, tyrime tą sako, bet viskas daug komplikuočiau. Kaip patys autoriai pažymi, yra daug kitų tyrimų, žiūrinčių įvairių dietų poveikį sveikatai ar aplinkai. Bet jie netą darė. Jų sumanymas atvirkščias. Pažiūrėti, kaip pakistų maisto gamybą, nebeauginant gyvūnų. Dėl to gaunam įdomų, bet nei realistinį, nei norimą scenarijų. Kai ir nesant gyvūnam, jiems skirtas maistas toliau auginamas ir tiekiamas žmonėm. Ko pasiekoje JAV gyventojai gauna 4700 kalorijų dietą vienam žmogui, kurios didžiąją dalį sudaro kukurūzai. Ir taip, toks scenarius neužtikrina visų reikalingų maistinių medžiagų. Šis scenarius daro įtaką ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaičiavimui. Taip, pašalinus gyvūnus atsiminusuoja 3%. Tačiau prisideda dėl sintetinių trąšų, kurios pakeistų dabar naudojamą mėšlą. Dėl ko sumažėjimas tik 2,6%. O čia vėlgi, kaip daugelis straipsnių kritikuojančių pastebėjo, pagrinde sumažėjimas mažas dėl to, kad tie 75% dirbamos žemės, kurie dabar auginamas pašaras, tą patį toliau augins, o ne pavyzdžiui perės prie daržovių, biokuro ar paliks nenaudojimą. Be to, jie sutinka su kritika, kad šis santykis nebūtinai yra linijinis, galbūt egzistuoja scenarijai, kur dalies gyvulinės kilmės produktų pašalinimas yra ir sveikiausias, ir kartu ekologiškiausias scenarius.
Tai pažiūrėkime tyrimus, kurie žiūrėjo būtent į dietos poveikį aplinkai. Vienas pavyzdžių, kad optimaliausiai plotą panaudotų vegetarišką mitybą, nes pieno gamybai išnaudotų ganyklas, netinkamas kitų augalų auginimui, nors veganai netoli atsilieka ir kartu lenkia visavalgius. Kai lyginamas skirtingų dietų poveikis aplinkai, mažesnis mėsos kiekis visada laimi. Pavyzdžiui, čia veganus palyginus su valgančiais virš 100 gramų mėsos per dieną, veganai išskyrė 4 kart mažiau klimato kaitą sukeliančių dujų. Panašus rezultatai kitose tyrimuose. Bet keletą pastabų apie minėtus skaičius. Visų pirma, kalbama tik apie su maistu susijusias emisijas. O tokie skirtingi skaičiai, nes vis kitaip skaičiuoja. JAV tyrime, nuo kurio pradėjome, visai žemdirbystei priskiria 9 procentus visų emisijų. Pusiai iš jų gyvulininkystei. Tai panašu į kitus įvertinimus. O štai paskutiniam minėtam straipsnė maistui priskiriama 34 procentai visų emisijų. Nes pliusuoja ne tik žemdirbystė, bet ir produktų pakavimą, transportavimą, atliekų tvarkymą. Tai ir sumažėjimas yra didesnis ar mažesnis priklausomai nuo to, kas priskaičiuojama. Kalbant apie poveikį aplinkai, kas čia per komentaras? Dar sakoma, kad auginant karvę sunaudojama labai daug vandens. Tačiau kodėl niekas neskaičiuoja, kad kas rytą mes kiekvienas duše išleidžiame po 50 litrų geriamo vandens. Sakysite nesimaudyti, mes nieko nesakome. Čia tiesiog manipuliacija. Mums iš vis neturėtų rūpėti vandens naudojimas, nes jie ir taip naudojami maudydamėsi. Čia bet ką juk taip pateisinti galima. Pavyzdžiui, sako, kad daug pesticidų naudojam daržovių auginime, bet pesticidus naudoja ir auginant medvilnę. Tai ką man dabar be trumpikių vaikščioti? Čia turbūt bandoma sumenkinti, kokios didelės jautienos auginimo sąnaudos. Kad užauginti 1000 kalorijų, čia maždaug 400 gramų, reikia 1600 litrų vandens. Pakeiti 4 jautienos kepsnius į kiaulienos ir jau gauni 30 nemokamų rytinių dušų. Dėl sveikatos. O kaip yra apie tai, kad kalbama, jog mėsos perteklius gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas, nutukimus, vėžį ir taip toliau? Gal galėtume pasižiūrėti į tokį įdomų eskimų pavyzdį. Jeigu eskimai, jų tradicinė mityba sudaro 99 procentai vien gyvūninės kilmės produktai. Jie valgo gyvūnus, elnius, ruonius, žuvį ir visa kita sudaro labai mažai. Ir kai darė tyrimus, jie ypatingai mažai serga širdies ligom ir bet kokiom kitom ligom. Inaitų pavyzdys nelabai tinkamas, nes lietuviai neturi genetinio pristaikymo tokiai dietai. Ir visur randama, kad didesnis raudonos mėsos vartojimas didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tai mano verdiktas. Laisva rinktis gauna 3 conspiracy iš 5. Gal teiginiai ir nėra tokie radikalūs, kaip blogiausia veganų propagandai, bet tai vis tiek tas pats vadinamasis vyšnių atrinkinėjimas, kai surandami tik keli poziciją palaikantys šaltiniai ir dar patys originalų šaltiniai nėra skaitomi.